Sveiki atvykę į Matematikos guru kanalą. Čia mokomės matematikos kartu su Emilija ir Tomu. Šiame video nagrinėsime, kas yra mediana. Mediana tai vidurinė duomenų rinkinio reikšmė. Mediana skirsto duomenų rinkinį į dvi lygias dalis. Viena pusė duomenų yra mažesnė arba lygi medianai, o kita pusė didesnė arba lygi medianai. Kaip rasti medianą? Visų pirma, sutvarkome duomenis duotame rinkinyje, juos surašome didėjimo tvarka nuo mažiausio iki didžiausio. Tuomet ieškome vidurinės reikšmės. Jei duomenų skaičius nelyginis, mediana bus ta reikšmė, kuri yra duomenų rinkinio viduryje. Jei duomenų skaičius lyginis, mediana bus lygi dviejų vidurinių duomenų rinkinio reikšmių vidurkiui. Panagrinėkime pavyzdį. Duotas duomenų rinkinys 3, 5, 7, 9, 11. Jame yra nelyginis skaičius duomenų. Vidurinė duomenų rinkinio reikšmė yra lygi 7. Tai ir yra duotojo duomenų rinkinio mediana. Panagrinėkime pavyzdį, kuomet duomenų rinkinyje yra lyginis duomenų skaičius. Duotas toks duomenų rinkinys 2, 4, 6, 8. Vidurinės rinkinio reikšmės 4 ir 6. Medianą apskaičiuojame kaip šių dviejų reikšmių vidurkį. 4 plus 6 daliname iš 2. Gauname 5, kas ir yra duoto duomenų rinkinio mediana. Išspręskime keletą uždavinių. Duotas duomenų rinkinys 12, 15, 10, 20, 17. Raskite medianą. Surašome duomenis didėjimo tvarka 10, 12, 15, 17, 20. Kadangi duomenų skaičius nelyginis, mediana bus lygi šio duomenų rinkinio viduriniai reikšmiai. Taigi šio duomenų rinkinio mediana yra 15. Duotas duomenų rinkinys 5, 3, 8, 7. Raskite medianą. Surašome duomenis didėjimo tvarka 3, 5, 7, 8. Kadangi duomenų skaičius lyginis, mediana bus lygi šio duomenų rinkinio dviejų vidurinių duomenų 5 ir 7 vidurkiui. Skaičiuojame taip, 5 plus 7 daliname iš 2. Gauname 6. Tai ir yra duotojo duomenų rinkinio mediana. Duotas duomenų rinkinys 1, 3, 3, 6, 7, 8, 9. Raskite medianą. Surašome duomenis didėjimo tvarka 1, 3, 3, 6, 7, 8, 9. Kadangi duomenų skaičius nelyginis, mediana bus lygi šio duomenų rinkinio viduriniai reikšmiai. Taigi šio duomenų rinkinio mediana yra 6. Daugiau naudingos informacijos rasite matematikosguru.com svetainėje. Taip pat sekite mūsų naujienas Facebook. Žiūrėkite naujausius video Matematikos guru YouTube kanale. Iki pasimatymų.